sveiki atvykę į mūsų laidą Kiaušių broliai. Ir šiandieną mes turime specialią laidą susijusią su Velykom, o jeigu tiksliau su kiaušiniais. Laidą vesime aš, Jonas Jogelis, ir mano kolega Laimonas Petreikis. Taigi, pirmasis mitas, kad mažesnis kiaušinis yra tvirtesnis už didesnį. Antras mūsų mitas yra, kad žalio kiaušinio neįmanoma sutraiškyti su nykščiu ir smiliumi. Trečias mitas. Tvirtą kiaušinį įmanoma išpūsti iš jo lukšto. Taigi mūsų pirmas mitas yra, ar mažesnis kiaušinis yra tvirtesnis už didesnį. Dabar išbandysime didesnį. Paskė! O dabar patikrinsime mažesnį kiaušinį. Kiaušinių nebėra! Antras mitas. Neįmanoma suspausti žalio kiaušinio tarp nykščio ir smiliaus. Išilgai. Patikriname. Myt, busted. Trečiasis mitas. Ar įmanoma išpūsti kiaušinį iš jo lukšto? Taigi, mes turime kiaušinį su dviem skylėm. Pirma skylė mažesnė ir antra skylė didesnė. Mes pūsime per mažesnę skylę. Gers. Pavyko. Taigi, vienas iš 3 mitų pasitiko. Rezultatai mūsų pribloškė. Taigi, tarp kitko, aš norėčiau Jūs pasveikinti su šito pavyko. Ir palinkėti gerų švenčių. Skanaus. Два, три. Palaukiau! Два, три. O dabar patikrinsime. Kiaušinio neįmanoma suspausti tarp jo nykščio ir... Jau. No. Два, три.